Šiandien aš kalbėsiu ir pasakosiu jums, kaip iš tikrųjų vyksta visa Fashion Week sistema. Žinokit, stebuklų nėra. Kiek sveikatos, streso, tai kainuoja ir apskritai kaip viskas vyksta, daugelis žmonių nutyli, o galbūt net ir nežinau, ar iš vis kas nors apie tai labai garsiai kalba. Kiek daug apgavystės yra socialinėje medijoje, ypač mados ir tam visam glamūriniam pasaulyje. Kartais taip atrodo, kad oi, čia aš padarysiu ir kai tu pamatai iš tikrųjų, kokia yra to kaina, tu supranti, kad tai yra visai ne tau. Nieko nėra už dyką. Ir tie brandai, jie turi lūkesčių, labai didelių lūkesčių tau. Ir jeigu tu nepateisini tų lūkesčių vieną kartą, tu antrą kartą to pakvietimo tikrai negausi. O papuola labai paprastai. Kuo daugiau išleidi, tuo daugiau šansų papulti. Viskas šiai dienai yra, žinokit, nuperkama. Ir tos pirmos eilės, ir tie viršeliai, ir tie renginiai. Už pinigus tu gali visur papulti. Ta investicija tikrai yra labai didelė. Aš už tokius pinigus galiu nuskristi aplink pasaulį. Sveiki sugrįžę į Iš La La Land su Neringa. Tai šiandien mes kalbėsime apie Niujorko madų savaitę. Kaip jau žinote ir kas mane sekate socialinėje medijoje, žinote, kad buvau Niujorke. Ir esu pasipuošusi nuostabia sloga, raudona nosim. Tai žodžiu, aš atsiprašau iš karto, kadangi darbai nelaukia, teko iš karto grįžus, žodžiu, sėstis priešais kameras, nėra kada čia laukti, nėra kada čia sirgt. Ir nusprendžiau nieko netidėlioti, nes galvoju, atidėliosiu, tai jau bus, kaip sakant, tas traukinys nuvažiavęs ir niekam bus neįdomu, kas ten tam Niujorke vyko. Tai šiandien aš kalbėsiu ir pasakosiu jums, kaip iš tikrųjų vyksta visa Fashion Week sistema, kiek kainuoja dalyvavimas mados savaitėje, kokie yra užkulisiai, kokia yra realybė, virtuvė ir kokia yra iš tikrųjų dažna influencerių emocinė būsena mados savaitėje, nes iš tikrųjų mes matome labai daug grožio, pirmų eilių gražių drabužių, bet apie tai, kiek sveikatos, streso, tai kainuoja ir apskritai kaip viskas vyksta, daugelis žmonių nutyli, o galbūt net ir nežinau, ar iš vis kas nors apie tai labai garsiai kalba. Tai pagalvojau, kad bus labai įdomu ir noriu padaryti tokią ir apžvalgą, tai kalbėsim vėliau epizodo metu šiek tiek ir apie tendencijas, labai trumpai paliesiu, bet visa šio epizodo esmė bus duoti jums tiesiog daugiau tos informacijos ir realybės, kas iš tikrųjų vyksta toje madų savaitėje ir kas lieka už kadro. Tai pradėsiu nuo to apskritai, kaip pas mane atsirado ta mada. Kodėl aš nuėjau į tą kryptį ir kaip iš dainininkės, žodžiu, tapau mados influencerė, jeigu galima taip sakyti, aš kažkaip prisibijau dar to statuso, nes nesijaučiu, tiesą pasakius, tiek labai jau daug pasiekus, kai save pristatinėjau žmonėms, vat ir šios mados savaitės metu, kai pristatinėjau, kiek teko bendrauti su žmonėmis, kurie yra jau daug metų mados pasaulyje, tai aš dar taip susitaupius kalbu apie save, nes dar taip nesijaučiu tiek daug pasiekus, kad galėčiau teikti, aš jau esu mados influencerė. Bet kad ši viena iš krypčių pas mane tikrai yra labai stipri, tai tikrai jau negalima paneigti, nes visas turinys tikrai labai stipriai susijęs su mada. Tai pradėsiu nuo pradžių. Kodėl viskas taip pakrypo. Tai kaip jau jūs žinot, iš praeitų epizodų, kai pasakoju jums apie savo gyvenimo istoriją, kaip aš atsiradau Amerikoje, kodėl ir kaip nutrūko mano visa muzikinė karjera, buvo tiesiog toks labai paprastas klausimas. Turiu auditoriją, kuri mane seka nuo senai, ar ne? Ir ką man su juo toliau daryti? Tai buvo du keliai. Vienas kelias iš vis nieko nebedaryti, o kitas kelias iš tikrųjų pradėti daryti profesionaliai, nes tikriausiai 2021 ar 2022 metais, kada jau buvo tas pandemijos visiškas bumas, didžioji dalis tikriausiai Lietuvos influencerių tikrai pasikėlė sekėjus, todėl kad, natūralu, sėdėjom visi namuose, kas šoko, kas gamino, kas, nežinau, dramas publikavo savo namų socialiniai medijai, užsiauginom
auditorijas. Aš manau, kad pandemijos metu daug žmonių, kurie apskritai neturėjo Instagramo, susikūrė Instagramus ir socialinius tinklus, kas, pavyzdžiui, verslus pradėjo, tai pradėjo ir daug rimčiau apie tai galvoti. Ir aš dar pamenu, dar visai nesenai daugeliu žmonių apskritai socialiniai tinklai buvo tokia mistika, kad jie nesuprato, kodėl čia viskas taip vyksta, kodėl čia tos reklamos, kodėl čia tie verslai, kaip vienu žodžiu, ta sistema dar buvo tokia labai kažkokioj pilkoj zonoj. Tai va, tai šiai dienai manau, kad visiems yra labai aišku, kad socialiniai tinklai yra tikrai labai rimtas ir gali būti geras verslas ir labai stipri veikla, kuri gali atnešti tikrai labai didelius pinigus. Tai tiesiog sprendžiau, ką daryti ir nusprendžiau visgi, kad pabandysiu kažką tais iš savo to Instagramo išspausti tiesiog. Ir nusprendžiau, kad tas etapas muzikinis pasibaigė, paskui po to muzikinio etapo buvo toks etapas, kada žinot, ateini žmogaus profilį ir niekaip nesupranti, ką tas žmogus veikia. Žodžiu, asmeninio gyvenimo nerodo. Tarkim, mano atveju, vaikų neturiu, vyro nerodau, žodžiu, iš ofiso nuotraukų nėra, nesuprasi, žodžiu, nėra aiškaus kažkokio tais, nėra aiškios profesijos, ką žmogus daro. Ką žmonės mato, tai kad kelionės, gražus viešbučiai ir taip toliau. Tai toks buvo kažkoks toks etapas, nežinau, kodėl jisai buvo iš tikrųjų, gal dėl to, kad nesupratau, tiesą pasakius, kaip reikėjo viską daryti. Dariau viską taip, kažkaip taip ėjo, kaip ėjosi, taip ir dariau. Tai kadangi aš buvau dar tokiam pereinamam laikotarpį, tai dar mėgstu save nurašyti, kad, tiesiog, žinot, kai esi pratus daryti dalykus vienaip, būti daug televizijoje ir visa kita, ir paskui laikai pasikeičia, reikia adaptuotis ir ne visi labai greitai adaptuojasi. Tai kaip sakant, nusprendžiau, kad darysiu Instagramą profesionaliai. Tai kadangi tuo metu užsiėmiau personal shoppingu ir dirbau su daiktais, tai pagalvojau, kad man viskas čia labai gerai sueina į vieną, čia kaip ir labai logiška. Ir kažkodėl, nors ir niekada negalvojau, kad esu labai stilinga, kažkokia ar turiu ypatingą stilių, vis tiek kažkodėl moteris mane girdavo, mano drabužius, klausdavo, iš kur šitas outfitas ir taip toliau. Ir galvoju, gal čia aš visai to potencialo turiu ir dar jeigu susirasiu šiek tiek pagalbos, gal čia viskas neblogai ir gausis. Tai priėmiau tą sprendimą, kad darysiu socialinius tinklus profesionaliai ir tuo metu galvojau apie kryptis ir kokios tos kryptis bus. Tai aišku, supratau, kad noriu daryti madą, man patinka drabužiai, galvoju, čia ir prie veiklos labai tiks mano šita nauja kryptis Instagrame. Influencinsiu kartu ir pardavinėsiu. Tai viskas kaip ir labai čia tinka. Ir galvojau apie kitas kryptis, pasirinkau dar ir grožio kryptį, kuri visada nuo pat pradžių, kada pasirodžiau eteryje, tai buvo tikrai labai gana stipri kryptis, todėl kad turiu gerą odą, turiu gerą įdiegtą rutiną mamos nuo mažų dienų, kaip prižiūrėti savo veido odą, sportas ir taip toliau, tai visos tos kryptis ėjo šalia to. Vėliau gal truputį paliesiu apskritai apie patį brandingą, kaip tai yra svarbu pačiam Instagramui ir socialiniai medijai, kad viena kryptis jos neužtenka, visą laiką reikia daugiau kažko. Tai taipgi aš papuoliau iš tikrųjų į madą. Ir prasidėjo ta mano kelionė su mada. Tas, žinot, kai nieko nesupranti, nuo ko pradėti, nes kai dirbau su muzika ir kai buvau dainininkė, tai viskas buvo labai aišku. Yra mokytojas, coacheris, kuris moko tave dainuoti, lydi tave, žodžiu, gyvenimo keliu, karjeros keliu, tada prasideda kažkokie konkursai, tada atsiranda menedžeris, kuris tave, kaip sakant, promautina, koncertus bukina tau ir taip toliau. O čia tu esi vienas ant savęs, žodžiu, kuri turinį ir kuri darai kažką ir vis bandai kažkieno tais dėmesį patraukti. Tai tikslas, aišku, dirbant su mada yra visuomet patraukti didžiausių ženklų dėmesį. Tai ir pradėjau kurti aš tą mados turinį.
Tai ta pradžia, aišku, nebuvo lengva. Nuo ko aš pradėjau, tai aš tiesiog pasisamdžiau komandą, į kurią įėjo Instagramo valdymas, stiliaus paslaugos, nuotraukų retušavimas ir stiliaus ir šito Instagramo feedo planavimas. Pradėjom dirbti, pradėjau mokytis, žodžiu, kaip čia viskas vyksta, suprasti, kaip čia viskas vyksta. Pradėjau užsipirkinėti drabužius, fotografuoti įvaizdžius, paustinti, nu ir visa ta mašina užsisuko. Tai va, ir buvo toksai įdomus momentas, iš tikrųjų, tai čia toks pereinamas momentas tikriausiai visą laiką būna, kai tu keiti kažką, ypač kas liečia socialinius tinklus, žmonės ne visi iš tikrųjų supranta, kad ten, pavyzdžiui, mada arba būti mados influenceriu, tai čia gali būti tikrai rimtas darbas. Ir gaudavau tokių laiškų arba ten žinučių, kad tau tik šmutkės galvoja, tu čia, žodžiu, skudurinė onutė, ir man toksai juokas iš tikrųjų ima šitoj vietoj, nes, nu, čia tas pats, žinot, kaip ateiti į banką ir sakyti žmogui, kuris ten dirba, kad tu esi pinigų vergas. Tai yra veikla, kurią tu užsiimi, yra profesija, kurios tu seki, ar ne, tapti profesionalų, tai bet kokioj srityje. Jeigu tu nori būti mados influenceris, be abejo, kad tavo didžioji dalis kontento ir to turinio turi būti susijęs su mada. Tai yra įvaizdžiai, drabužiai, kalbėjimas apie drabužius, skirtingus drabužius ir taip toliau. Tai čia nieko bendro su vertybėmis, moralė ar požiūrį į gyvenimą tikrai neturi. Tai šitą noriu ir jums pasakyti, kad jeigu nežinot, tai sužinokit, kad jeigu žmonės daug savo Instagrame dalinasi apie drabužius, jie tikriausiai nori būti mados influenceriai, tai nieko bendro neturi su tuo, kad jiems rūpi tik tai šmutkės. Tai va, tai čia tokia pastaba, kai kam kas taip galvoja. Tai kalbant apskritai apie madą ir įvaizdžius ir socialinę mediją, tai aš galiu pasakyti tokį dalyką labai trumpai, kad tavo įvaizdis yra tavo marketingas ir taip, kaip tu atrodai, tai yra tavo raktas į visus šou. Tai noriu pereiti iš tikrųjų apie tai, kas vyksta mados savaitėse, kokia buvo mano pirma mados savaitė ir truputį papasakoti jums istorijos, nuo ko aš pradėjau ir kaip man sekasi dabar. Tai mano pirmoji mados savaitė buvo prieš 3 metus tikriausiai, jeigu neklystu, rugsėjo mėnesį. Iš žmonių, kurie dirbo šitoje srityje, stilistais, aš gavau tokį patarimą. Sako, tu važiuok į New Yorką ir ten kažkaip, nu, tu sako, tiesiog tu ten būk, eik out, eik į renginius, kažkaip ten pažindinkis su visais, labai kalbėk, bendrauk. Ir kažkaip kažkas ten gausis. Įsivaizduokit, gauni tokį patarimą. Nu ir ką, aš savo draugai tokiai, kuri Los Andžele gyvena, mes ten turim tokią bendrą pažįstamą, New York'e, kuri turi butą, sakau, klausyk, varom į mados savaitę, pasitūsinsim, nu ir gal į kokį renginuką nueisim, nu žodžiu, va taip, va tokia buvo mano pirma mados savaitė. Susidėliau ten kelis įvaizdžius, pasidariau fotosesijas. Planas buvo pasidaryti šiek tiek kontento, nu ir pabandyti papulti ten kažkokius tai renginius. Aš nežinau, kokiu būdu ir kaip, nebepamenu tiksliai, bet aš gavau kelis pakvietimus į kelis madų šou. Ir aš prisimenu tada, vat, ten jau tom savo draugėms sakau, žiūrėkit, aš sakau, gavau čia kelis pakvietimus, mes varysim čia į kažkokį madų šou. Pasigūglinu ten tą lokaciją, tokia labai keista lokacija, nu galvoju, gal čia tik tai taip nuotraukose atrodo. Žodžiu, mes nuvažiuojam ten, aš čia savo tas draugės susirinkus, nusivežu jas į madų šou. Atvažiuojam, tai ten, žinot, kaip būna mokyklose, nežinau, ten kokiam rajono mokykloj, kokia nors klasė pasidarė savo madas, patys pasisiuvo rūbus, nusipirko iš kokios Humanos ten batų visokių tokių platformų, kažkokie gotiški, kažkokie crazy, kažkokie, aš galvoju, what the? Žodžiu, tai vat buvo tokie mano pirmieji šou.
Nieko man ten nesigavo, ta prasme, buvo taip, žinokit, apgailėtina, kad aš net negalėjau paustinti tokių renginių, jau galvoju, jau geriau nieko nerodyti, negu taip apsijuokti prieš visus, kokie čia renginiai ir kokios čia mados. Atsiprašau, ta prasme, namuose mados iš mano spintos būtų gautųsi geresnis negu tai, kad ten, žodžiu, mes pamatėm. Išėjom po 5 minučių ir sakom, varom mes iš čia, varom į Čiprianį, į vakarienės, vienu žodžiu. Tai baigėsi mano pirmieji madų šou. Bet iš tos kelionės, ką aš pasiėmiau, tai va ta pažįstama, kuri man ten sakė, eik bendrauk su visais, kalbėk. Bet įsivaizduokit, ką reiškia eit bendraut su visais, kalbėk. Tai kur, sakau, man ten prie baro, eit klaus žmonių, ką jūs veikit, ar jūs čia. Ta prasme, žinot, kartais žmonės duoda tokius neadekvačius patarimus, kad net yra, absurdiška. Bet iš to vis tiek gavosi ne taip jau viskas blogai. Vienas renginukas neblogas išėjo. Tai jinai mane pakvietė, tai tavo mergina, kuri man čia, jinai iš tikrųjų yra stilistė, dirba tokioje vienoje parduotuvėje kaip personal stylist, jin dirba tikrai ir su labai turtingai žmonėm, jos ten rengia ir visa kita, ir jos klientai važiuoja į madų savaitės. Tai jinai mane kažkaip įkišo, neįkišo, parekomendavo, ten buvo vietoj tokį privačius labai gražius pietus. Bakara viešbutyje, tokios jos draugės, kuri kūrė savo juvelyriką, ten High Jewelry su tikrais brangakmeniais. Ir ten buvo tik moteriškas kolektyvas. Žodžiu, buvo, nežinau, gal 20-25 moteris. Ir ten buvo tokios moteris, kurios tikrai labai įdomios. Ten viena iki dabar po šiai mes susitinkam vis renginiuose, Los Andžele gyvena, vyresnio amžiaus moteris, kuri priklauso Vogue 100. Vogue 100 tai yra tokia kaip bendruomenė, community, kur tu moki kažkokį kaip membership mokestį, ten yra tikrai nepigus dalykas. Ir Vogue'as, čia eina kalba apie tikrą Vogue'ą, jie yra įsipareigoję tuos memberius, kai kuriuos išsiųsti į kažkiek tais šou ir renginių per metus. Tai ta moteris, su kuria aš susipažinau, paskui mes apsikeitėm Instagramu, bet aš iš jos labai daug sužinojau, pamačiau, kad jinai ten važinėja į skaparelius, ten į Paris Couture Weeks ir visa kita, tai jinai jau ten, žodžiu, rimtai tai investuoja, nors yra pati labai stipri ir žymi advokatė čia. Tai visiškai nesuderinamos sritys, įsivaizduokit, žmogus advokatas ir ten jinai išvažiuoja savaitę į Paryžių ir ten tokie outfitai ir dar tokie iššaukiantis. Tai vat, kas irgi yra labai įdomu, kaip Amerikoje atrodo viskas yra įmanoma, kad čia nėra tokio labai konservatyvaus požiūrio į tave, kad va tu čia, jeigu esi advokatė, tai tu negali būti, žodžiu, nieko susijusi su mada ar kažkaip, ar ten kažkokių kitokių fun dalykų gyvenime veikti. Tai čia yra jos, kaip suprantu, hobis, ar galbūt netgi dalis marketingo jai kaip advokatai, nes čia Amerikoje tas irgi labai arkliukas suveikia toksai. Tai va, tai iš tos pirmos madų savaitės, tai tik tai išsispaudė tas renginys, kur užsimezgė tikrai ne viena faina pažintis iki šių dienų. Aš ir su ta juvelyrikos savininkė, kuri turi savo tą brandą, pažįstamos esam, ir nesenai buvo mane pasikvietus ir čia Los Andžele į pietus, ir su tom tikrai keliom labai stipriom įdomiom moterim teko susipažinti, bet tuo viskas ir užsibaigė ir nieko daugiau tenais ir nesigavo. Iki praėjusių metų, tai praėjusiais metais vasario mėnesį buvo, sakyčiau, pirma mano normali mados savaitė. Ir paskui sekanti buvo rugsėjis ir dabar trečia jau buvo ką tik prieš savaitę įvykusi mados savaitė. Tai kaip matot, mano atveju tikrai jokio stebuklo neįvyko ir pirma normali mados savaitė pas mane buvo tik tai praeitais metais. Tai praeitais metais aš jau papuoliau į normalius šou ir kur tikrai galiu sakyti, kad patyriau, kas tai yra ir pamačiau šiek tiek tos virtuvės ir supratau, kaip viskas vyksta. Tai kaipgi man pavyko papulti į
pirmą mados renginį. Tai vėl viskas grįžta į pradžią, ar ne, kai aš nusprendžiau daryti mados turinį. Tuo metu aš galvojau, ką aš pažįstu, kam aš galėčiau parašyti, kad, aš pradedu su mada dirbti. Tuo metu pradėjau labai sekti ir buvau užsikabinusi ant Tamaros Kalinik vlogų, stebėjau, ką daro visi didieji influenceriai ir taip toliau, mados influenceriai, ir bandžiau kopijuoti. Nes šiaip pagrindinis dalykas, ką reikia daryti pačioj pradžioj, susirasti kelis gerus pavyzdžius, žmonės ir gerai išanalizuoti, ką jie daro ir tiesiog kopijavimo būdu viską daryti labai panašiai, ieškant savo stiliaus. Tai čia greičiausias būdas užšokti ant kažkokios tai bangos. Ir aš tą, žodžiu, padariau. Kadangi aš dirbu su personal shoppingu ir pati esu klientė tiek My Teresos, tiek Net-a-Porterio, ir pastebėjau, kad didžiosios influencerės, ypatingai Tamara, labai daug paustina ir publikuoja savo vlogę. Aš jos YouTube blogą žiūriu ir dabar kartais pasižiūriu, dabar ne taip, bet tuo metu tikrai daug žiūrėjau, nes tiesiog reikėjo išsianalizuoti, nuo ko jinai pradėjo, kad suprasti, kiek čia tų metų man reikės investuoti, kol aš galėsiu daryti kitokio lygio. Parašiau aš tokiam pažįstamui, kuris, kai aš pirmus kartus atskridau į Los Andželą, dirbo Saint Laurent parduotuviai. Esu jau šitą istoriją jums pasakojus kažkuriam epizode. Tai žodžiu, tas vaikinas, kuris tiesiog parduotuvėje mane aptarnavo, buvo labai malonus ir mes tiesiog susiklikinom mūsų energijos, apsikeitėm Instagramais ir visus tos metus, tikriausiai nuo 2017 metų mes laikėme, mes buvom ryšyje. Aš matydavau, kad jis pasižiūri mano storius, dar kažką ten ir tiek. Ir aš prisimenu pandemijos pradžioje, tenais tais pirmais metais, man kažko reikėjo iš Saint Laurent ir aš jam parašiau ir jisai sako, žinok, aš nebedirbu Saint Laurent, aš dirbu My Teresoj. O sakau, ne, tada jisai pasakė, aš dirbu Net-a-Porterį. O sakau, kaip gerai, aš sakau, labai mėgstu Net-a-Porterį, gal kažkada kažko reikės, būsim kontakte. Ir ten po metų ar po kiek aš jam parašau, sakau, labas, žinok, nusprendžiu dirbti su mada. Matau, kad jūs dirbat su influenceriais, labai norėčiau ten į kažkokią jūsų programą papulti ir taip toliau, bet tai nebuvo, žinot, šaltas emailas kažkam, kadangi aš su juo tam kontakte buvau, tai aš jam kaip draugui parašiau ir jisai sako, nieko šiuo metu mes neturim ką pasiūlyti, bet turėsiu omeny. Ir viskas taip pasibaigė. Ir toliau aš ten kelis metus ten tą savo kontentą kūriau, dėjau, ten nieko nebuvo. Su jokiais ten fashion brandais aš nedirbau ir niekur aš nebuvau pakviesta. Taip, po 4 metų, praeitą lapkritį, gaunu iš oro, tiesiog aš pradžioj galvojau, kad čia yra gal skemas, neteisinga žinutė, kažkas ne taip. Gaunu į telefoną savo text message, žodžiu, su pakvietimu į kažkokį tai renginį, My Teresa, ten tokioje vietoje, pas mus labai toks yra fainas, ekskluzyvinis, vos ne kaip private membership klubas, restoranas, My Teresos renginys. Ir matau, apačioje yra parašytas to vaikino vardas, pavardė, bet numerio aš neturiu, ten iš kažkokio nežinomo numerio. Aš nusiskrinšotinu šitą pakvietimą, rašau jam į Instagramą, sakau, klausyk, čia tikras ar ne, ar čia skemas, jisai juokiasi, čia sako, mano asistentas tau parašė. Ok, kaip gavosi, kad aš šitą renginį negalėjau atvykti, aš turėjau kelionę į Miami, Art Basel ir sakau, o kaip fainai, tai tu dabar dirbi su My Teresa. O My Teresa aš labai myliu, labai mėgstu ten šopintis. Sako, jo, dirbu su My Teresa, sako, mes labai daug turėsim renginių Los Andžele, tave, žodžiu, number 1, čia tave pakviesim ir taip toliau. Ok, sakau. Ir taip viskas ir baigėsi. Ir ką, ir aš kadangi jau taip įsivažiavus su savo to turiniu ir tikrai jau esu ant to sušokusi bangos, artėja New Yorko madų savaitė ir aš jau ten, žodžiu, sausio gale iš paskutiniųjų, vienu žodžiu, galvoju, kaip čia man čia važiuoti, nevažiuoti, investuoti šitą kelionę, neinvestuoti. Ir aš
nežinau kaip paskutinę minutę, vos ne savaitę iki, ar ten kelios dienos iki jau išskridimo į mados savaitę, parašau jo tam asistentui. Sakau, gal turėsit renginių su My Teresa, sakau, aš planuoju atskristi į New Yorką, būsiu per mados savaitę. Sako, oi, kaip fainai, sako, gaila, kad tu tik dabar parašy, nes sako, būtume tikrai tave įtraukę, bet sako, turėsiu omeny. Nu, va, galvoju, kaip gaila. Nu, bet galvoju, gal ten vienas kitas renginukas išpuls, tiek to. Viskas gerai. Važiuoju ir I'll have fun. Ir žodžiu, kitą dieną jis man parašo, klausyk, o skrydis už 2 dienų. Norim pakviesti tave į Jimmy Choo pietus. Ar sako, tu galėtum dalyvauti? Ir aš pasižiūriu bilietą, kad aš leidžiuosi 3 valandom vėliau negu tie pietus, kad prasideda. Aš jam iš karto skambinu, sakau, papasakok man, kas ten bus. Ir jeigu verta, aš tada keičiu bilietą ir skrendu. Nu ir ką, aš nusprendžiu pakeisti bilietą, nes jis man papasakojo, bus ten CEO My Teresos, bus pačio Jimmy Choo dukterėčia, kuri yra batų dizainerė. Nu vienu žodžiu, galvoju, gerai, reikia man ten investuoti šitą, pasikeičiau bilietą, naujas bilietas $1000 kainavo, išskridau į tos pietus. Sudalyvavau ir šitoje vietoje noriu pasakyti, kaip svarbu geras įvaizdis, kaip jisai parduoda. Aš tuo metu buvau apsirengusi tai tiem pietums, tikrai turėjau tokį stiprų outfitą, labai gerą kostiumą, ten su odiniu ilgų paltų įvariau, vienu žodžiu, su akiniais ir tikrai buvo labai geras įspūdis, buvo visiems toksai wow momentas, nes kažkaip į tos pietus niekas ten labai nesipuošė atėjo ir toks tikrai buvo labai išsiskiriantis įvaizdis mano. Ir mane ten pristatė tas asistentas, kad va čia šito va mūsų kolegos klientė ir visa kita, lalala, bet aš ėjau jau tokia ne kaip influencerė, bet kaip klientė. Ir taip gavosi, kad mes taip susidraugavom, kad jie sako, mes tave turim omeny, tu esi čia New York'e, jeigu atsiras vietų last minute, sako, mes tave pakviesim. Ir taip gavosi, kad kitą dieną aš gaunu skambutį iš jų ir jie mane pakviečia į pirmą didelį šou, Altuzara. Tai Altuzara tikrai yra labai geras brandas ir ten buvo kaip tik ir Leonie Han tuo metu tam pačiam šou. Sėdėjau pirmoje eilėje, sėdėjau kartu su My Teresos komanda, kuri užsakinėja kolekcijas visai My Teresai, kas liečia Altuzarą, nes My Teresa turi skirtingas komandas, jie siunčia žmonės į madų šou ir jie turi padaryti užsakymą ir išrinkti drabužius, kuriuos užsakys pardavimams, ar ne? Tai va, tai buvo pirmas toksai mano susipažinimas su ta virtuve ir pirmas tas experiences. Ir po viso to, po to renginio pasiėmė tą komandą My Teresos pietums, žodžiu, vaišino, vežė vairuotojai ir taip toliau. Mane tarp kitko į šou ir į Jimmy Choo pietus atsiuntė Black Car ir man buvo tai labai didelė naujiena, kad aš nesijaučiu nei tiek pinigų išleidus My Teresoj, nei tokia labai ekskluzyvinė VIP klientė, kad jau toks būtų treatmentas, bet jie turi tikrai labai gerus biudžetus savo klientams. Tai va, tai taip įvyko tie pirmieji renginiai ir aš nebepamenu, ar aš dar kažkokį tais labai stiprų renginį ėjau, bet man tas labai tiko, nes dar ėjau į Kobe Halperin, bet ten toksai, šiaip jisai yra gan žinomas dizaineris, jisai daro couture savaitę Paryžiuje, bet man jo drabužiai nėra mano stiliaus, nes jie tokie biški tokio man marokietiško, gal inspiracijos turi tokių rytietiškų kažkokių prieskonių, tai čia nėra mano stilius, bet irgi buvau pakviesta per vieną kitą draugę, kuri su mados savaitėm anksčiau dirbdavo, jinai dirbdavo kaip asmeninė stilistė ir veždavo savo VIP klientus, kurie tikrai praleisdavo labai didelės sumas, jie būdavo pakviesti į couture savaitės. Tai va, į tą šou taip irgi per ją papuoliau, o dabar šiai dienai mes su pačiu dizaineriu esam labai geram santykė, tai kaip tik po šitos New Yorko savaitės jisai man asmeninę žinutę rašo Instagram'e, sako, ar tu būsi Paryžiuje, norėtume tave pakviesti, sakau, nebūsiu, dėja, negaliu skristi. Tai to pasekoje su My Teresa užsimezgė tas toksai labai fainas ryšys, draugystė ir vasarą jie turėjo
Prados pop-up atidarymą Hamptonuose. Hamptonai yra toksai labai fainas kurortinis miestas, kaip mūsų, nežinau, ne Nida, Nida, Palanga, labai prabangus kaimas vadinamas. Tai va, tai ten visi East Coast milijonieriai turi savo namus, tikrai ten, toks įdomus konceptas, gal sakyčiau, nes jeigu nepažįsti tinkamų žmonių, tai Hamptonų nesuprasi, nes viešbučių beveik nėra, jeigu jie yra, tai yra beproto brangus. Ten net šiaip maistą nusipirkti irgi brangu, ta prasme, tikrai toks labai ekskliuzyvinis kurortas, labai prabangus kurortas, bet jis toksai kaip kaimas. Tai taip pat jums sakyt, kad rekomenduoju važiuokit, negaliu, nes ten reikia gyventi pas draugus, fainam name, dalyvauti kažkokiuose vakarėliuose, tada bus Hamptonai jėga. Kitu atveju tai nemanau, kad patiks. Tai va, tai ką noriu jums pasakyti šituo, ar ne, kad ne per naktį, ne per, kaip sakyt, rankų spragtelėjimą įvyksta tie renginiai. Mano atveju visi renginiai, galima sakyti, įvyko todėl, kad aš ėjau labiau kaip klientė, ne kaip influencerė. Po to ten Mai Teresa mane buvo pasikvietusi irgi labai nuostabų renginį. Tai buvo charity renginys, kolaboracija su viena moterim, kuri yra kūrusi Vėžio Foundation ir jinai pati yra, kaip pasakyti, ir kolektorė, ir turi vintažinių prabangių papuošalų parduotuvę, brandą, kurie sorsina ir ieško vienetinių Cartier ir visokių kitokių brandų, tikrai tokių išskirtinių papuošalų, kurie yra vienetai pasaulyje, pavyzdžiui. Labai įdomus konceptas pas ją ir tikrai gražus tie papuošalai. Ji kūrė šitą fondą vėžio, todėl kad jos mama mirė nuo krūties vėžio. Labai buvo gražus renginys, man pavyko ten dalyvauti, tai vyko jos namuose, Beverly Hillse, tai vėlgi Mai Teresa atveža automobilį ir taip toliau, ten buvo nuostabus pietus. Ir šalia mane sėdėjo viena iš Mai Teresos komandos narių ir mes kalbėjom apie influencerių ir klientų programas. Jinai man sako, tu nenori būti influencerių programui. Sako, tau bus daug geriau, jeigu tu būsi klientų programui. Tai ką noriu jums rezumuojant pasakyti, kad mano šou visi atsirado labiau iš kliento pusės, ne iš influencerio pusės. Ir čia noriu pereiti prie tokio labai svarbaus momento, kaip viskas iš tikrųjų vyksta, ar ne? Kad yra du keliai papulti į madų šou. Vienas kelias yra influencerio kelias, kitas kelias yra kliento kelias. Tai influenceriai, jeigu mes kalbam, jeigu jie yra tokie, ten tarkim mažesni, tokie labiau pradedantis, nėra mega influenceriai, kuriuos jau patys brandai kviečiasi į madų pristatymus. Tai tarkim aš Neringa, kuriu contentą fashion ir labai noriu papulti jų madų savaitę. Ir rašau visiems įmanomam PR-am emailus, kad aš save pristatau ir kaip pasakyti, realiai siūlausi pati dalyvauti jų madų tenais šou, ar ne? Tai gali būti visi manomi brandai, skaitant ir Calvin Klein ir Kate, kas yra jau čia Amerikoje, New York'e, madų savaitėje topų topas. Jau čia kaip papuolė Calvin Klein ir Kate šou, tai jau viskas, you made it. Nes ten susirenka pačios didžiausios žvaigždės ir realiai dėl tų kelių šou ir važiuoja į New Yorką. Tai vienas kelias yra rašyti šaltus emailus PR agentūroms, tie, kas organizuoja šitų brandų šou. Ir aišku, didžioji dauguma laiškų nueina į spamą, niekas ten neatsako ir tik tai galbūt mažesni brandai gali atsakyti. Kartais atsako, kad neturime vietų ir taip toliau. Tai vienas kelias yra toks. Kitas kelias yra per kliento pusę. Tai aš labiau sėkmės daugiau turiu per šitą pusę, nes kadangi tu jau kaip bendrauji su žmonėm, kurie dirba tose įmonėse, yra didesnis šansas papulti. O papuola labai paprastai.
kuo daugiau išleidi, tuo daugiau šansų papulti. Jeigu tu turi tokį norą papulti į madų šou, tai tu tiesiog turi žinoti ir įsivertinti, kiek maždaug reikia tau išleisti su tuo ženklu, kad būti pakviestai. Tai tai yra kelios kryptis. Dabar, pavyzdžiui, kalbant apie kliento reikalavimus, tai kiekvienas brandas turi labai skirtingus lūkesčius. Tai jeigu mes kalbam apie pasaulinius ženklus, aš žinau, tikrai čia yra faktas, kad norint papulti į Chanel šou, mes kalbam apie maždaug 1 milijoną ir daugiau išleisti per metus. Tai dėl to tie šou yra labai labai ekskliuzyviniai, juose tikrai nepamatysi net tokiam Chanel šou, labai retai pamatysi net Tamarą ar tokio lygio influencerės, nes madų šou, reikia suprasti, pirmiausia yra organizuojami klientams, parodyti naujas kolekcijas, nes jie ne tik nori būti populiarūs Instagrame, kad juos laikintų, bet kad žmonės pirktų. Tai čia yra visi tie renginiai rengiami klientams. Tai didžiausias procentas dalyvių, tai yra tiesiog geriausi klientai tais metais, kurie gauna kaip tokį reward, kad jie yra klientai, jie yra lojalūs ir štai jums pakvietimas į madų šou. Žinau, kad Saint Laurent'as kažkada, kai kalbėjau su savo asistentu, jų lūkesčiai yra maždaug prasideda nuo 100 000 į metus, tik tai su brandu. Ir, pavyzdžiui, Saint Laurent'as labai nemėgsta influencerių, tai jie labai nenori, kad juos ten kažkas influencintų. Jie yra quiet luxury brandas, kuris, tarp kitko, šiais metais buvo išrinktas kaip seksualiausias brandas. Visų 100% sutinku, nes aš sakau, jeigu turėčiau neribotą biudžetą, tai tiesiog apsipirkinėčiau vienoj parduotuvėj. Tai kiekvienas brandas turi skirtingus prioritetus ir maždaug skirtingus biudžetus, kiek tu turi praleisti, kad papultum ir gautum pakvietimą į šou. Yra tokių klientų, kurie yra vipiniai klientai, kurie išleidžia labai daug pinigų, bet jie neturi poreikio į madų savaitę važiuoti, nes tai yra laiko ir tai yra laiko investicija, tai yra pastangos ir tai yra nuovargis ir ne visi žmonės nori ir tų kamerų, ir to kažkokio tais pošo, jam 100 metų. Tai mano atveju aš visada žongliruoju tarp tos influencerės ir kliento, nes aš jau supratau ir žinau, kad jeigu tu nesi topinė influencerė ir jeigu tu esi ta per viduriuką ir labiau pati rodai pastangas, kad nori papulti, tai ta patirtis mados savaitėje yra labai skirtinga. Tai pavyzdžiui, šiais metais aš parašiau tikrai labai nemažai emailų ir tai yra irgi vienas iš būdų papulti ir tikrai labai siūlau, jeigu yra noras ir jūs esat mados influencerė, tiesiog reikia susirasti visus įmanomus PR kompanijų emailus, kam rašyti ir siūsti tiesiog šaltus laiškus ir kai kurie laiškai nueis, kai kurie laiškai pareis atgal, kažkas atsakys ne, kažkas atsakys taip. Tai, pavyzdžiui, šiais metais aš išsiunčiau tikrai daug emailų ir, pavyzdžiui, Norma Kamali prezentaciją šiais metais papuoliau pati. Praeitą rudenį aš papuoliau per savo publicistą, vadinamą žmogų, turėjau pagalbą mados savaitės metu. Ir už tą servisą mokėjau, kad man padėtų papulti kelis renginius, tai irgi vienas yra iš būdų. Ir šiais metais aš tiesiog pati daug dėjau pastangų, kad papulti pačiai be mokesčio kažkokio tais. Tai čia yra dar vienas variantas, kas yra įmanoma čia tokiem žmonėm kaip aš ar mažesniem influenceriam, kas yra irgi gerai, nes reikia suprasti tokį dalyką. Mados savaitė tai yra tau kaip PR-as, tai yra tavo investicija į save, į savo karjerą, tiesiog didinti savo žinomumą. Ir kuo daugiau nuotraukų, kuo daugiau tavo pasirodymų gatvėse, street style bus, tuo daugiau šansų, kad kitais metais tu būsi kažkieno pastebėta ir pakviesta.
Tai dar viena galimybė, kaip papulti į šou, ir žinau, kad nemažai influencerių, netgi tokių, kurios turi po milijoną sekėjų, naudojasi PR paslaugom. PR kompanijos turi paketus, minimum dažniausiai tai būna 3 mėnesiai iki metų gali būti, su tam tikrų mokesčių ir įsipareigojimais, ką jie už tą sumą jums padarys. Tai pavyzdžiui, jie atsakingi, kad jūs ten dalyvautumėt kažkokiam renginį, jeigu yra noras dalyvauti madų savaitėje, jie irgi to rūpinasi, jūs tiesiog visur kaip menedžeris prakišinėja. Bet tai kainuoja tikrai nemažus pinigus. Žinau tokių PR kompanijų, kur maždaug šiaip čia Amerikoje, už 2000 nežinau tokių, bet 3, 4, 5 ir į viršų tūkstančiai per mėnesį, minimum 3 mėnesiai kontraktas. Tai vat tu susimoki už tas PR paslaugas ir tau, žodžiu, jie tave prastuminėja. Į spaudą gali prastuminėti, į renginius, į mados savaitės ir taip toliau. Ir kaip žinia, kai kurių brandų mados savaitės ir pristatymai yra papildomas mokestis. Tai, pavyzdžiui, dar prie to pačio tu susimoki, jeigu tu nori papulti į Kate Show, tai tau gal net tas Kate Show gali kainuoti dar papildomus 5 ar 10 tūkstančių. Nes yra tikrai tos vietos, kurios parsiduoda, ir dėl to noriu, kad jūs nustotumėte dievinti tuos visus madų šou, nes ten yra miksas, kas yra pakviesti kaip ponai, kaip sakant, vipiniai klientai, ten yra influencerės, kurios žūtbūt nori pasipiarinti, ir tai čia aš tikriausiai papuolu į tą kategoriją, kuriuom yra labai svarbu daryti tuos appearances, ir yra tos jau influencerės, tokios kaip jau tikrai topinės influencerės, kurios reprezentuoja brandą, ir brandas jau pats investuoja iš savo marketingo biudžeto pasikviesti jas. Na, jeigu mes kalbėtume apie didžiausias pasaulio influencerės, tokias kaip Tamara Kalnick, Leonie Han, Camila Coelho ir daug kitų, Amy Song ir taip toliau, pirmos tos didžiosios influencerės, tai yra keli scenarijai, kaip jos keliauja. Tai scenarijus pirmas gali būti tai oficialaus brando pakvietimas, kada influenceris turi oficialų kontraktą su brandu, tada dažnai yra apmokamas skrydis, viešbutis, automobilis atsiunčiamas ir pilnas duodamas įvaizdis, dėl ko tai yra labai iš tikrųjų dar vienas labai svarbus dalykas, tai kad atvykus į to brando šou, tu pagal visas taisyklės turėtum būti apsirengęs to brando drabužiais. Tai būna fittingai atvažiavus, ir tikriausiai, kas sekot Tamarą, labai daug iš jos personalinio vlogo iš tam YouTube'ai sužinot apie tos fittingus, apie tuos pakvietimus. Aš nebejoju, kad jinai tikrai ne iš savo pinigų skraido, ir kad jai ne tik yra apmokama kelionė, bet jinai gauna tikriausiai ir honorarą. Antras scenarijus gali būti, kada brandas duoda pakvietimą, įvaizdį, bet kartais dar ir gal apmoka viešbutį. Tai ten, tarkim, pavyzdžiui, mano atveju buvo taip, kad kai mane pakvietė į Hamptonus My Teresa, tai aš gavau automobilį į oro uostą, važiuoti buvo 4 valandos, tai ta prasme vien automobilio servisas ten tikriausiai buvo minimum $1000, ir mane apgyvendino labai gražiam viešbutį, kuriame buvo įkurtas tas Prados pop-upas. Aš paskui galvoju, naisiu, pasižiūrėsiu kokią kainą už naktį, kad ateityje, jeigu mes ar su vyru nuspręsime atvažiuoti į Hamptonus, tai buvo 2500 naktis. Tai mano tas apsilankymas pas juos kainavo minimum 6-7 tūkstančiai. Jie man nemokėjo tik tai skrydžio, visa kita buvo viskas padengta, ir vakarienė, ir room service ir taip toliau. Nu, trečias variantas, tai kai tu apsimoki viską pati. Tai tarkim, pavyzdžiui, mano atveju, kai eina kalba apie mados savaitę New York'e, tai aš perku ir skrydį, turiu rūpintis gyvenimu. Jeigu neturiu pakvietimo ten, nu, tarkim, My Teresa šį kartą pakvietė mane į vieną renginį, tai atsiuntė automobilį, mane pasiėmė, manęs palaukė, mane parvežė. Tai
gali būti hybridinis variantas, kad tu tiesiog pati atskrendi, bet į tam tikrus šou tu gauni pakvietimus ir jau tada jie rūpinasi, bet priklauso, kas tave kviečia, ar pats brandas, ar kažkokia tai department store, tokiu atveju, kaip mane kviečia Maiteresa, tai jie jau patys iš savo marketinginio biudžeto dengia. Tai tokios maždaug gali būti variacijos ir vėlgi, netgi tada, kai tau yra apmokama visa kelionė, tai nereikia įsivaizduoti, kad tai yra dovana. Eini į renginį, savo sėdi, šampaniuką geri ir taip toliau. Tokiais atvejais, kai yra viskas apmokama, tai tu turi dar ir deliverinti. Tai tos influencerės, kurios yra pakviečiamos į to šou, jos turi tada pristatyti ir turinį, ir nuotraukas, ir paustinti, ir rodyti. Tai yra vis tiek kontraktai, nes tai yra jau marketinginis biudžetas, tai nėra tiesiog šiaip dovana. Pamenu, Bulgari mane nesenai dabar norėjo išsiųsti į Romą, kadangi esu jų klientė, nemažai papuošalų pastaruoju metu pirkome ir aš būčiau keliavusi kaip klientė, ne kaip influencerė, tai būtų apmokamas skrydis, Bulgari viešbutis Romoje, vakarienė, renginys ir taip toliau, bet yra vienas hekas. Į tokiuose renginiuose jie turi tam tikrą lūkestį, kiek tu išleisi. Tai aš sakau ačiū, bet aš aišku, ar taip negaliu skristi dabar iš Amerikos niekur, bet aš sakau ačiū, aš už tokius pinigus galiu nuskristi aplink pasaulį. Tai tai vienu žodžiu, visur yra kažkoks paslėptas. Aš tik tai noriu jums pasakyti, kad nieko nėra už dyką. Ir tie brandai, jie turi lūkesčių, labai didelių lūkesčių tau. Ir jeigu tu nepateisini tų lūkesčių vieną kartą, tu antrą kartą to pakvietimo tikrai negausi. Nebent yra tikrai metiniai dideli išleidimai pinigų, bet, žinokit, stebuklų nėra. Tai sakau, yra keli variantai, kaip galima į to šou papulti. Tai maždaug tokia yra realybė ir aš manau, kad bent jau man, kai aš supratau, kaip visas šitas mechanizmas veikia, man kažkaip net nebėra tas visas mados šou ir tas visas pasaulis kažkoks toks labai įspūdingas, nes yra kelias, kaip tu gali papult, tu gali būti klientė, tu gali pasimti PR, tu gali tiesiog, nežinau, jeigu labai gerą kontentą, kuri pati siūsti emailus ir kažkas iš to tikrai gausis. Aš labai gerai prisimenu vieną Tamaros vlogą, kur jinai pasakojo apie savo pirmą mados savaitę ir berods tai buvo Niujorke, kai jinai, žodžiu, ten drabužius iš kažko skolinosi, neturėjo visiškai biudžeto, iš paskutinių pinigų skrido į mados savaitę. Tai pasižiūrint, kiek darbo reikia į tai įdėti, kad pasiekti tokias aukštumas, čia klausimas, kiek daug kas iš mūsų tai gali patempt ir sugebėti, nes tikrai iš tos komforto zonos reikia išeiti ir ten visiškai nėra jokio, kaip pasakyti, pasipūtimo toj vietoje. Tu gaudai fotografus, tu bandai sužibėti su savo įvaizdžiais, patraukti akį, nes jeigu fotografai tave prifotografuos ir sukels internetą, tai tu turi galimybę išeiti viral ir taip toliau. Tai daug yra šitų niuansų, kas yra svarbu, kas yra tikrai labai svarbu atėjus į bet kokį madų pristatymą, atidirbti gerai su fotografais. Aš asmeniškai dažniausiai turiu dar papildomą žmogų, kuris mane fotografuoja, tai vėlgi tai yra išlaidos, nes kaip žinia, fotografai turi savo kameras, jos turi savo spalvas, nustatymus, kartais tos nuotraukos net netinka man į feedą ir visa kita, tai aš dažniausiai turiu papildomą žmogų, nes norisi paskui tokių švarių nuotraukų, kur matytųsi tikrai pilnai drabužis. Tai ta investicija tikrai yra labai didelė. Tai ir to laiko prasimušti tikrai reikia. Nereikia įsivaizduoti, kad ar ten su PR, ar be PR, ar kaip klientė, ar ne kaip klientė, tam, kad iš tikrųjų palikti štampą savo ir išdirbti savo vardą tikrai reikia ne 1 metų. Tai iš savo pusės galiu pasakyti, kad aš atvažiavusi madų savaitę dažniausiai stengiuosi iš to turėti maksimaliai geriausią laiką su pačiu įmanomu mažiausiu stresu. Nes stresų, žinokit, yra tikrai labai daug. Kitas momentas, kas yra labai svarbu paminėti, tai kad ir kaip viskas labai gražiai atrodo iš fasado, pats tvarkaraštis tikrai dažniausiai būna intensyvus. Man net neturint labai daug šou, galiu pasakyti, kad
tiek išvargina, net 1 ar 2 šou per dieną, tu tiesiog, esi visiškai išsunkta. Ypač, kai yra tokios brutalios oro sąlygos, kaip, pavyzdžiui, šiais metais buvo žiauriai šalta, tai matote, su visa peršalus. Praeitais metais irgi grįžau serganti ir, kiek žinau, visos influencerės, kurios atvažiuoja žiemą į mados savaitės, tai yra tiesiog sveikatos paaukojimas. Tai dabar labai noriu pakalbėti apie tą emocinę pusę mados savaitės, nes tie gražūs įvaizdžiai, drabužiai visiškai nenupasakoja tos realybės, ką tu tuo metu patiri. Nes šou tikrai labai fainai, aišku, viskas priklauso, kiek tu turi šou per dieną ir kaip yra viskas intensyvu, bet iš tikrųjų tas intensyvumas tikrai kartais gali išvaryti iš proto, nes dar atidirbti tikrai reikia už tą glamūrą. Ir vienas yra labai geras pokalbis, interviu, kurį aš tikrai labai norėčiau jums parekomenduoti pasižiūrėti. Tai tikrai daug kas žiūrite podcastus, tikriausiai žinote šitą moterį, Valerija Lipovecki. Jinai turi nemažai šitų sekėjų Instagrame. Turi savo YouTube kanalą irgi, ir jinai kalbino vieną žymiausią ir vieną iš tų tokių pirmųjų didžiųjų influencerių, Amy Song. Tai Amy Song, jinai, kiek pamenu, buvo interjero dizainerė, dar prieš visą Instagramo erą dirbo su interjero dizainais, paskui atsirado jos vlogas kažkoks fashion, jai labai gerai sekėsi ir paskui jinai ten nuo 2017 ar 2018 pradėjo full time dirbti su Instagramu, socialinė medija. Ir jinai pasakoja apie tą emocinę būseną, kada jinai buvo visiškai dugne ir sako, aš sėdžiu kažkokioj kutiūro savaitėj, pirmoj eilėj, ir man rašo sekėjai mano, kad oi, tavo gyvenimas nuostabus, ten tavo gyvenimas yra mano golas ir taip toliau. O sako, aš jau turiu visiškai vadinamą suicidal mintis, kad aš realiai galvoju, kad aš noriu nusižudyti, nebenoriu gyventi. Įsivaizduokit, kiek daug apgavystės yra socialinėje medijoje, ypač mados ir tam visam glamūriniam pasaulyje. Tai aš kai pasižiūriu į Tamarą, kai aš pasižiūriu į Leonį ir kai seku jas ir matau, kad jinai vieną dieną ten Dubajui, kitą dieną ten Londone, paskui Niujorkas, Paryžius, Milanas ir taip toliau, tai yra antiek intensyvu ir psichologiškai ne bet kam atlaikyti. Tai, pavyzdžiui, aš iš savo pusės jau kai patyriau tik tai trupinėlį, kas tai yra, aš sakau, aš net neįsivaizduoju, kaip galima atlaikyti tokį kiekį šou. Aš galvoju, kad aš net nežinau, ar aš norėčiau tiek savęs atiduoti tam, nebent tai yra tikrai labai dideli pinigai ir tu matai tame labai didelę prasmę ir taip toliau. Tai žinot, man kažkaip ir norisi apie tai kalbėti kuo daugiau ir dar kaip tik nesenai turėjau tokį pokalbį, nes ir šitą mados savaitę man buvo, žinokit, labai didelis emocinis nuopuolis. Aš šitą visą savaitę prastai jaučiausi. Tikrai, nežinau, man emociškai buvo labai sunku. Mane veikia ir dar daug kitų pašalinių dalykų, aišku, ne tik stresas, nes aš nemoku paaiškinti tokio dalyko, kai tu atvažiuoji ir žinai, kad tavęs laukia renginiai, daug dalykų gali ten nepavykti, ten outfitas gali neateit, kažkas ten nesigavo, mano fotografė užstrigo, žodžiu, negalėjo atvykti pasifotkinti, jau susinervini, kažkur nespėjai, kažkur vėluoji, kamščiai, šalta be proto, ta prasme daug tokių faktorių ir tu esi pastoviai išmušinėjamas iš vėžių. Tai to psichologinio apsišarvavimo tikrai reikia labai daug tenais. Tai kai tu esi dar toj pradžioj ir kai tu dar to seki, tai reikia kažkaip neprarasti tos stiprybės. Tai man buvo tų tokių kalnelių visą tą Niujorko savaitę ir aš iš viso grįžau, tai apsibliovus ir išsekus ir pavargus ir peršalus ir kažkaip galvoju, aš nežinau, kiek aš noriu to turėti ateičiai, nes kažkaip galvoju, kad
podcastas apskritai turi man didesnę prasme. Pokalbiai, aš pati labai iš podcastų, iš kitų podcastų labai daug pasisemiu ir suprantu, dėl ko žmonės man rašo tos laiškus, kad jiem labai patinka. Aišku, ne visiems šitas podcastas galbūt yra prie širdies, nes tai yra galbūt ne tos temos, ne tie žmonės, tai yra formatas galbūt ne visiems priimtinas, bet aš matau tame daug didesnę prasme negu visam tam mados reikale, pasakysiu tikrai atvirai. Ir man apskritai, nežinau kaip jums, pastaruoju metu atrodo, kad šita rinka jau persipildė. Ir su ne vienu žmogum kalbėjau apie tai ir daug man moterų tokių, kurios jau daug mane metų seka, vis kažkaip mes pasikalbam, kad nusako atsibodo. Viskas apie tuos rankinukus, batus ir visą kitą. Kas aš suprantu, jeigu žmogus yra dabar kažkokiam augimo savo etape, tarkim, pas jį yra augimas galbūt dvasinė prasme, virsmas profesiniai srityje, santykiuose, tai visas šitas turinys galbūt jisai net nėra aktualus, ten mados, grožis ir taip toliau, kai mes einam į gilesnius sluoksnius ir gilesnės temas. Dėl to aš kažkaip planuoju savo socialinę mediją truputėlį į kitą kryptį. Tikrai mada liks ir visa kita, bet ką noriu pasakyti, kad šiai dienai iš tos visos patirties, kiek teko dalyvauti visur ir kiek patirti, aš jau matau, kad yra viskas tiek persipildę ir žmonės yra tiek persisotinę viso to ir kad tos tendencijos, mados, renginiai taip greitai keičiasi ir tas praranda visą žavesį gal ir žmonės jau taip labai nesureikšmina to dalyko. Tai man kaip dalinai mados influenceriai norisi kažkaip kurti tą turinį, dalyvauti ten, bet kartu duoti daugiau žmonėm gylio. Dėl to aš pagalvojau, kad šitas epizodas turėtų būti įdomus, šiek tiek susigaudyti tarp tos realybės, kokia jinai yra, ir nesudievinti, nesureikšminti kažko tais kito, nes žmonės dažnai sureikšmina kitų žmonių karjerą ir nepasižiūri ir nepasidžiaugia savim. Tai aš labai noriu, kad jūs pasidžiaugtumėt savim, tai ką jūs darot, nes žinokit, niekur nėra šita žolė žalesnė. Visur, kur tu esi ir ko tu seki, galima pasiekti daug. Ir nebūtinai tai kas yra ir atrodo glamūriška, iš tikrųjų yra tiek pat glamūriška, kiek yra jūsų darbas. Tai kartais, žinokit, yra daug labiau glamūriška sėdėti ofise, turėti darbo valandas, šiltai sėdėti, turėti kolektyvą fainą, su kuriuo gali išgerti kavos, su kuriuo gali ir po darbo susitikti, būti kažkokioj bendruomeniai ir uždirbti gerus pinigus, turėti projektus įdomius. Tai nebūtinai reikia visiems tenais būti mados influenceriam ir taip toliau. Tai va dėl to man kažkaip kuo toliau truputėlį mane kaip pasakyti, ne tai, kad demotyvuoja, bet nebežavi tiek ir nebeturiu aš to plėšimosi būtinai visur, visuose šou papult. Aš važiuoju ten dėl pažinčių ir PR-o, tiek kaip influencerė ir tiek kaip iš darbo perspektyvos, dirbant su brandais, ar ne, kadangi teikiu šitą servisą, tai man kaip ir viskas čia labai puikiai tinka. Bet prisimenu savo tą entuziazmą pirmaisiais kartais ir dabar tai yra du skirtingi dalykai, pamačius iš tikrųjų tą virtuvę, kaip viskas ten vyksta. Jeigu aš būčiau pakviesta jau ten į Calvin Klein šou su jų drabužiais ir pirmoji eilėje sėdėti, su mielu noru aš atvyksiu, bet mokėti $1000, kad ten papulti ir pasėdėti ir pavaidinti, kad buvau pakviesta, šita idėja manęs nežavi, nes kažkaip per paskutinius metus viskas taip kažkaip suprastėjo, man taip atrodo, ir žiūrėk visos ten ant tų viršelių, neaišku, kodėl kažkokios tai nauneiminės, ir aš puikiai žinau, kas vyksta su tais visais PR-ais ir kaip tie žurnalai atsiranda, ir pati esu tame laive buvusi, nes man reikėjo
man reikėjo dėl vizos papildomų publikacijų ir viskas šiai dienai yra, žinokit, nuperkama. Ir tos pirmos eilės, ir tie viršeliai, ir tie renginiai, už pinigus tu gali visur papulti. Ir tas iš tikrųjų atima to džiaugsmo ir atima to žavesio, nes nebėra to ekskliuziviškumo, to kažkokio ypatingumo. Tu nebejauti, kad taip yra kažkas ypatinga, nes viską galima šiai dienai nupirkti. Bet jaučiuosi ypatinga tada, kada esu iš tikrųjų pakviesta ir tai, kad, ten tarkim mane įvertino, kaip Mai Teresa, mane pasikvietė, ten atsiunčiam automobilį, tai toks treatmentas man patinka, aš tada galiu pakaifuoti. Bet noriu tik tai pasakyti, kad reikia įsivertinti iš tikrųjų tą virtuvę ir nepasimesti to iliuzijai, nes žinokit, sakau, didžioji dauguma tų influencerių, ką jūs ten matot, tai žinokit, net iki šou nedaeina, tiesiog pasifotografuojant street style, kas yra ok, nes nuo kažko reikia pradėti. Tai viskas yra ok, tik tai reikia įsivertinti, ar tu to nori, nes kartais taip atrodo, kad oi, čia aš padarysiu ir kai tu pamatai iš tikrųjų, kokia yra to kaina, tu supranti, kad tai yra visai ne tau. Kalbant apie trendus ir kas šiais metais trendis, tai yra vienas spalvų kombo, kurį noriu, kad atkreiptumėte dėmesį ir man tai buvo toksai netikėtas posūkis spalvų gamoje, tai yra šokoladas su tokiu dangišku atspalviu. Ir atrodo kartu nesuderinami, bet įmetu jum kelis pavyzdžius, tikrai atrodo gražiai ir aš manau, kad mes matysime labai daug šitų spalvų pavasarį. Taip pat matosi, kad viskas siaurėja ir kaip mes su Karolina stiliaus apžvalgoj darėm epizodą kartu, kas matėte, kas nematėte, pasižiūrėkit, tai iš tikrųjų tie švarkeliai matosi, kad dabar bus tokie labiau liemenuoti. Nebus tokių perdėtų, kaip dabar tų išreikštų pečių, nors Saint Laurent'as vis dar turi daug oversizinių švarkų, tai tas dar liks, bet jau tos, kurios galbūt nepasimovė ant šito trendo, labai neprisipirko daug oversizinių dalykų, tai manau, kad reikėtų žiūrėti į tokius mažiau oversizinius, labiau liemenuotus variantus, tai šito mes tikrai matysime. Kas dar yra labai svarbu paminėti, tai kad grįžta 90s trendai, kam šitie trendai labai patinka, tai apsidžiaugsit, tai tikrai daug dominuoja 90s trendų detalių, bet galbūt sakyčiau, tas stilius labiau išvarintas ir nėra jisai toksai vulgarus. Taip pat sheer visokie tais sluoksniavimai, sijonai, tokie permatomi ir Kate turėjo savo kolekcijoje ne vienus marškinius. Aš pati taip netyčia dabar turiu tokį vieną fainą brandą, Ser Oja. Įkelsiu jums savo įvaizdį, tai pirkau kaip tik palaidinę ir buvo sijonas dar toksai pat, kaip, nežinau, permatomas, ne šifonas, bet kažkokia tokia kaip organza, nežinau, medžiaga. Tai bus nemažai tų tokių permatomų, žodžiu, sheer dalykų. Ir bendra kryptis, man bent jau iš to, ką aš mačiau ant visų tų pagrindinių brandų runway, tai kad tiesiog toksai moteriškumas, subtilumas, kas man atrodo labai fainai, nes aš ir pati buvau tiek daug strigusi tose oversiziniuose dalykuose, kad aš pasiilgau to tokio moteriško stiliaus ir tokio subtilaus ir gal tokio seksualumo truputėlį daugiau. Tai žinokit, visas šitas trendas grįž. Tai bendra kryptis, kalbant apie 2026 metus, ką tikriausiai matysim, tai tiesiog daugiau subtilumo, moteriškumo, tokios brandesnės moters, mažiau tų influenciškų trendi įvaizdžių, kurie ilgai nepasiliekia, kažkokia atrodo, kad ateina branda, kas man labai patinka. Ir aš visą laiką giliai viduj jaučiuosi tokia, nežinau, visada ne pagal metus suaugusi. Tai man atrodo, kad šitas trendas tikrai daugam patiks, jis toks labiau gal timeless yra, ne kažkoks madų vaikymasis, bet tai, kas gali mum tarnauti tikrai ne vieną sezoną. Tai aš labai dėl to džiaugiuosi. Ir tos spalvos tikrai, man atrodo, ir tos šokoladas su mėlyna, tai tikrai manau, kad paeksplorinsiu pati ir pabandysiu irgi padėlioti kažkokius tai įvaizdžius, nes dėliodama įvaizdžius šitai mados savaitei,
tikrai planavau vieną iš tokių įvaizdžių, bet kažkaip iki galo ir nesusidėliojo. Šiaip kalbant apie mano įvaizdžius, tai nežinau, kas jums labiausiai patiko, tikriausiai, kai jau išeis šitas epizodas, tai jau bus viskas pasipausnė, nes viskas atsilieka, aišku. Tai beveik visi įvaizdžiai buvo užsakyti ir gražinti, tai neįsivaizduokit, kad viskas perkama ir pasiliekama. Ir iš tikrųjų apie tai daug kalbėjau Instagrame, kad žmonės kartais irgi neįsivertina to, kad dauguma įvaizdžių, kurie yra parodomi Instagrame, tai yra užsakomi ir gražinami. Ir yra keli būdai, vėlgi, kaip galbūt dalyvauja influencerės mados savaitė. Tai vienos yra rengiamos stilistų, moka stilistam už paslaugą, kitos pačios užsisako gražina, arba ten stilistai irgi tą patį daro, arba patys brandai jau, aišku, tas topinės influencerės aprengia. Tai va, bet įvaizdis tai yra tikrai labai svarbu, tai yra tavo tokia vizitinė kortelė ir galiu pasakyti, kad visi mano įvaizdžiai, kiek aš esu darius, tikrai yra labai apgalvoti, tai parašykit, kuris įvaizdis jums labiausiai patiko. Man asmeniškai labai patiko mano Elsa įvaizdis, pilkas švarkas, pilka palaidinė, pilkos timpos su tuo kailiu pilku. Tai irgi labai patiko, toksai gražus moteriškas įvaizdis. Tai mano, sakyčiau, vienas iš numeris 1 mano mėgstamiausias ir sekantis tai buvo YSL. Tas toks ryžas įvaizdas, ryžas odinis sijonas ir palaidinė. Monochromatiniai įvaizdžiai tikrai toliau trendins, manau, ir niekur jie neišeis, nes, nežinau, vienos spalvos įvaizdžiai, jie tokie pasidarė, man atrodo, timeless. Jie visada gerai atrodo, jie visada atrodo prabangiai ir kai yra viskas suderinta tam pačiam atspalviui, aš galvoju, čia yra lengviausias būdas apsirengti. Tai va, tai vienu žodžiu, kalbant apie mano išlaidas, tai jeigu taip pasiskaičiuojant ir pergalvojant, kiek man mados savaitė kainavo, tai su skrydžiais ir įvertinant tai, kad nereikėjo niekur mokėti už gyvenimą, kad galėjau apsistoti pas draugus, tai vis tiek, žinokit, reziumė, kokie 4000 gavosi. Tai skrydis, Uberiai, maistas, aš šiaip tikrai daug nevalgau, net nėra kada ten labai daug valgyti, bet vis tiek restoranas šiandien bei ten, ar užsisakai kažko. Tada fotografų paslaugos, fotosesijos ir čia neskaitant rūbų. Tai bet įsivaizduokit, kokia investicija. O jeigu dar norėtum tai daryti aukštumoje, jeigu tu turi savo vairuotoją ir iš vis full-time fotografo content, kuri ten tave filmuoja, fotografuoja, čia tik tai tokie valandiniai pas mane buvo variantai. Ir kada yra viskas sustiguota ir daug įvaizdžių ir stilisto paslaugos, tai mes galim kalbėti tikrai, skaičiuoti biudžetus 10 000. Tai mados savaitė tikrai yra labai didelė investicija. Ir klausimas tada, ar verta ar ne. Aš galvoju, kad patirti tikrai verta, labai yra smagu, pažintys yra geros, tos pažintys gali atnešti tikrai labai daug naudos ateityje. Priklauso, ką tu gyvenime veiki, bet mano atveju tai tikrai pasiteisino. Bet aš galvoju, kad čia kiekvienas žmogus turi įsivertinti, kiek nori savo karjerą investuoti, nes galiu pasakyti, kad vis tiek nuo tos pradžios, kai galvoju apie pačią pradžią, tai tikrai šiai dienai yra pasistumėję ir tie kontaktai ir aš manau, kad kiekvienais metais bus daugiau ir daugiau. Ir tikrai turiu ne vieną žmogų, kuris norėtų mane pakviesti į Milano ar Paryžiaus mados savaitės į tam tikrų brandų šou, bet kadangi negaliu keliauti, tai yra kaip yra. Tai pabaigai paliksiu jums savo tokius kelis komentarus ir patarimus. Tai tiems, toms, kas planuojate galbūt ir norite tapti mados influenceriam ir galvojate eiti į tai, mano patarimas, galbūt stebint šių dienų tendencijas, tikrai nestatyti visko ant mados kortos, todėl kad aš pastebėjau, kad žmonės vis tiek šiai dienai nori ne tik drabužių, bet ir tavo asmenybės gilio. Ir dėl to aš kažkaip džiaugiuosi, kad turiu šį projektą, kuris iš tikrųjų suteikia mano turiniui, kuriamam gilio. Čia mes galime kalbėtis įvairiausiom temom ir kažkas gali įsikvėpti, kažkokių gerų patarimų gauti, kažkokio tai postumio ir žiūrint į savo
turinį ateičiai ir planuojant ir galvoju tai, ką noriu šiais ateinančiais metais kurti ir daryti, tai viskas labiau rišis ir kombinuosis aplink be abejo madą, grožį ir visą kitą, bet kartu su kažkokia tais gilesnė mintim. Tokia yra mano nauja kryptis, apie kurią svarstau ir į kurią eisiu. Tai rezumuojant šitą epizodą, norėčiau palikti kelis galbūt patarimus ar mintis nuo savęs. Aš vis tiek manau, kad šiai dienai mados pasaulio rinka, ypač socialiniai medijoje, yra tiesiog perpildyta ir jeigu jūs planuojate eiti į madą ir norite tapti mados influencerė, aš nestatyčiau visko ant mados. Labai yra faina parodyti daug gražių drabužių, bet realybė ta, kad viso šiai dienai nori būti mados influenceriam ir dirbti su brandais ir taip toliau. Aš vis tiek galvočiau apie papildomas kryptis ir nestatyčiau visos kortos ant mados. Ir aišku, suprantu, kad daugam galbūt tai atrodo pasaka ir glamūras, bet iš tikrųjų tai yra verslas, tai yra tikrai didelis spaudimas, didelė konkurencija, tai visus šitus tikiuosi tipsus jūs įsivertinsit, tikrai nenoriu demotyvuoti, tikrai yra verta ir jeigu yra noras eiti į tai, tai tiesiog reikia pasirinkti kryptį, kaip jūs žadat papulti. Ir nesitikėti, kad iš pirmo karto šausi tiesiai 10 stipriai ir į viršų. Norint įsitvirtinti madoje, tikrai reikės ne 1 metų darbo ir pastangų. Tai tikiuosi, kad mano apžvalga ir papasakojimas buvo naudingas, kad daugiau sužinojote apie mados virtuvę ir tikiuosi, kad labai nedemotyvavau, bet labai norėjau, kad jūs realiai suprastumėt, kaip viskas yra už sklandų. Tai ačiū labai, kad žiūrėjote. Noriu jūsų paprašyti visų, kas žiūrite podcastą, kam patinka, nepagailėkite savo mygtuko paspausti subscribe ir palikite komentarą, galbūt ką naujo sužinojate apie mados pasaulį, kas galbūt įdomu ir jeigu kažko neatsakiau ir kažkas dar domina, palikite komentarą, visada po epizodų aš asmeniškai atsakysiu. Tai labai ačiū visiems, kas žiūrėjote ir iki kitų susitikimų.